pradedame įrašymą ir galime, manau, keliauti prie šios dienos temos. Paskaitos įrašą galima rasti Antakalnio poliklinikos YouTube kanale ir paklausyti bet kokiu jums tinkamu palankiu metu. Taip, tai šiandien kalbame apie vaizduotę ir kaip mums vaizduotė gali padėti atsipalaiduoti, kuo jinai mums gali būti naudinga šiame tokiam pilname streso, įtampos pasaulyje. Gal net nesusimąstome kartais, koks tai galingas įrankis. Tai jeigu teko klausytis kitų paskaitų, kurias vedžiau, tai jos buvo su labai daug tokios teorinės informacijos. Šiandien šiek tiek kitaip nusprendžiau padaryti mažiau teorinės informacijos, bet pravesiu keletą tokių praktikų, kurias galima bus naudoti įrašą arba gal galėsite susikurti kažkaip savaip tą įrašą. Tai kągi galime pradėti. Na, tai visgi, taip, truputėlį tokios teorijos. Tai labai paprastai, nerimastingos mintis prisideda prie to, kad jaučiame nerimą ar pyktį, ar kitas, gėdą, kaltę, kitas nemalonias emocijas. Tuo tarpu malonios bei raminančios mintis padeda patirti malonesnės emocijas, gal nebūtinai kažkokį didelį džiaugsmą, bet tiesiog galime pajusti ramybę. Ir labai džiugu man sakyti tai, kad vaizduotės pagalba, esant neramioms mintims, galime nusikelti į savo vaizduotėje, į kažkokią gerokai ramesnę, malonesnę vietą ir ten nurimti. Tai ką noriu dar labai pabrėžti, kad nėra šie metodai, kuriuos jums pristatysiu šiandien, jie nėra problemos sprendimas. Šie būdai padeda nusiraminti ir paskui mes turime grįžti prie situacijos, prie kažkokios problemos, kurią turim spręsti. Be abejo, jeigu mes turime galios tą išspręsti, neretai ne viskas nuo mūsų priklauso. Gerokai efektyviau yra nusiraminti ir tada priimti kažkokį sprendimą, negu iš tokios didelės įtampos, kaip kalbėjome per įtampos valdymo įgūdžių užsiėmimą paskaitą, kad efektyvu yra nurimti. Mano įtampa 10 iš 10, 8 iš 10 turiu nurimti, tam, kad galėčiau priimti kažkokį išmintingą sprendimą. Šios situacijos neišsprendžia, bet padeda man pamatyti kitų kažkokių opcijų. Tai šiandien toliau ir keliausime prie 3 tokių skirtingų praktikų. Tai trumpa apžvalga, kokios praktikos. Tai vienoj praktikoje kviesiu susikurti, pabūti savo saugioje vietoje, tai atliksime saugios vietos vizualizaciją, kur galbūt bus daugiau tokios laisvės, taip kaip jūs įsivaizduojate. Tada atliksime vieną vizualizaciją, atsipalaidavimo pratimą, pabuvimą vienoje konkrečioje vietoje, pamatysite toliau kokioje. Ir dar vieną pratimą tokį labiau gal prie mindfulness, prie dėmesingumo priskirčiau, pamėginsime savo mintis pastebėti, irgi vaizduotės pagalba, kaip taip gali būti veiksminga. Tai gerai, tai kviečiu jūs patogiai atsisėsti. Jeigu turit galimybę, galima atsigulti, svarbu, kad neužmigtumėt. Kadangi visuose pratimuose prašysiu užsimerkti, o užsimerkti kodėl? Nes vaizduotė mūsų geriausiai veikia, kai mes esam užsimerkę. Tai susirasti savo patogią vietą kažkokią, užsimerkti ir pradėsime nuo saugios vietos vizualizacijos. Tai tikriausiai didžioji mūsų dalis turime vietą kažkokią, kurioje jaučiame saugiai, į kurią norime sugrįžti
ne tik tada, kai jaučiamės gerai, bet ir tada, kai ieškome kažkokio komforto, nusiraminimo. Ir gali būti taip, kad ta jūsų, jūsų saugi vieta yra kažkur toli nuo jūsų. Galbūt tai kitame mieste kažkokia esanti vieta, žinau, tėvų namai, bet kartu negyvenam. Kažkokia kita lankyta vieta kitoje šalyje galbūt. Ne, neturim teleportacijos galimybių, bent jau kol kas. Ir negalim visada nueiti, net jeigu ta vieta yra tam pačiam mieste. Tikrai ne visada, kai jaučiam įtampą, neturime tam galimybių. Tai geroji žinia ta, kad mes galime tą saugią vietą susikurti savo viduje ir joje pasisvečiuoti tada, kai mums yra, norisi tokio nusiraminimo, kai yra sunku. Vizualizacijos geriausiai veiks tada, kai įtampa nėra labai 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 didelė. Gali būti, kad pirma reikės kažkokių tokių aktyvesnių nusiraminimo būdų, galbūt tai kvėpavimas, šaltas vanduo, fizinis aktyvumas. Galite paklausyti paskaitą apie įtampos valdymo būdus, ten tikrai daug jų aptarėme. Ir vizualizacija galbūt jau kai šiek tiek yra ramesnė būsena, mums bus palankesnė. Taigi, kaip ir minėjau, saugią vietą galime susikurti savo viduje ir dabar pakviesiu jūs tą ir pamėginti padaryti. Tai kaip ir minėjau, patogiai atsisėdame, užsimerkiame. Taip geriausiai aktyvuojam savo vaizduotę. Ir pirmiausiai pakviesiu jūs pastebėti savo kvėpavimą. Retai pastebim šį savo elementą. Tai pastebėkime, kaip įkvepiame ir kaip iškvepiame. Nereikia nieko specialiai keisti, tiesiog kvėpuokite taip, kaip jums kvėpuojasi, kaip norite. Tik pastebėkite, kurioje kūno vietoje jaučiasi kvėpavimas, kur jaučiate įkvėpimą, galbūt krūtinėje, o gal nosyje, o gal pilve, o kur jaučiate iškvėpimą. Dar akimirką pastebėkite savo kvėpavimą, tik pastebėkite, kur jaučiate įkvėpimą ir kur jaučiate iškvėpimą. Kviesiu jūs įsivaizduoti kokią nors vietą, kuri jums asocijuojasi su saugumu. Pasakau, saugi vieta, koks vaizdinys iškyla. Tai gali būti kažkokia reali vieta, kur esate lankęsi, gal kažkieno namai, jūsų namai, kažkokia jauki kavinė, jau galbūt tėvų namai. Gali kilti ir kažkoks visai sudėliotas, toks įsivaizduotas kambarys, vieta. Gal susijungia keli kažkokie matyti vaizdiniai, o gal susikuria visiškai naujas. Tai leiskite tam vaizdiniui iškilti. Kad kuo aiškiau savo vaizduotėje jį pamatytume. Skirkime šiek tiek laiko vaizdiniui iškilti.
vaizdiniui iškilus, dabar kviesiu jūs tyrinėti skirtingai savo pojūčiais tą erdvę. Na, tai pirmiausiai patyrinėkime regą. Labai labai gerai apsidairykime aplinkui. Na, ką matom? Įvardinam savo, ką matom toje savo saugioje erdvėje. Ar tai kažkokia uždara patalpa? Ar matom patalpos sienas? Galbūt ta vieta yra kažkur lauke. Jeigu tai yra vieta viduje, turi sienas, kokios spalvos tos sienos, gal ant tų sienų kažkas kabo, gal paveikslai. Tai atvira erdvė lauke kažkur. Ką matau aplink? Tai gamta, galbūt kokius augalus matau, kaip dangus atrodo. Apsidairom, labai labai gerai apsidairom. Na, kas mus supa? Dabar dar atidžiau apsidairykime, o kokie daiktai yra mūsų saugioje vietoje, saugioje erdvėje. Ką matome? Na, galbūt tai kažkokie baldai? Tai dekoracijos, kitos detalės. Viską apsidairom, ištyrinėjom, ką tik galim pamatyti. Viską pamėginkim pamatyti. Jeigu esam ne patalpoje, ką matom? Na, gamtą, pastatus, gal dar kažką. Labai gerai apsidairom, apsižiūrim ties detalėmis. Ką matom? Įsivardinam savo, apžiūrim su smalsumu, kas toje mūsų saugioje vietoje matosi. Ar akimirką patyrinėkim, ką matom savo saugioje erdvėje. O nuo vaizdo pereikim prie garso. Kokius garsus galime girdėti savo saugioje erdvėje? Galbūt girdisi muzika? Galbūt girdim, kad kažkas kalba? Gal girdim medžių šlamėjimą, jūros ošimą, paukščių čiulbėjimą? Gal girdisi laikrodis? Gal katinas miauksi? Patyrinėkite garsos pagalba, ką girdim aplinkui. Apsidairėm ar ne, dabar įsiklausykim. Kiekvieną garsą pamėginkit jį savo apibūdinti, pagauti tą garsą.
paklausykit, ką girdit savo saugioje vietoje. Gal nėra jokio garso, gali būti ir šitaip. Galime paklausyti ir tylos. Ir neapsidairiam, pasiklausėm, pamėginkim užuosti. Jūs kvapus galėtumėt užuosti, galim įsivaizduoti, kad ta vieta taip kvepia. Gal tai miško kvapas, gal gėlių, galbūt kažkokių mėgstamų kvepalų ar mėgstamo skalbinių minkštiklio kvapas. O galbūt kvepia kepamais sausainiais ar bandelėmis. Patyrinėkit, kuo kvepia jūsų saugi vieta. Apsidairėm, paklausėm, pamėginom užuosti. Apsidairykit, įsivardinkit savo, ar jūsų saugioje vietoje yra kitų žmonių. Ar jūs ten vienas? Jeigu yra žmonių, kas tie žmonės? Gal tai su artimieji? Galbūt draugai? Galbūt augintinis? Labai svarbu, kad šitoje saugioje vietoje, kurią vizualizuojam, būtų tik tie žmonės, su kuriais yra saugu ir su kuriais norisi būti, su kuriais galite jaustis laisvai, kad jie jūs priims, jūs eis. Įvardinkit. Būt jeigu neiškyla vaizdinys, kad kažkas yra šalia, gal galime įsivaizduoti, kad kažkas visgi yra, jeigu norėtumėm, kad būtų. Kas būtų jūsų saugioje erdvėje? Taip patyrinėję, apsidairę, pasiklausę, galime savo saugioje vietoje susirasti kampelį, į kurį norėtumėm įsipatoginti. Galbūt tai kažkoks minkštas fotelis, galbūt sofa, gal kokia patogi kėdė ar palangė. Jeigu tai lauke, gal suoliukas. Gal tiesiog galime atsisėsti ant žemės, atsiremti į medį. Įsivaizduokim, kad taip patogiai atsisėdame. Tada priklausomai nuo to, kur atsisėdom, ar ne? Galbūt jei esam viduje, galime apsigaubti pledą. Dabar prie oro labai manau tiktų. Pasimti puodelį arbatos. Galbūt jeigu sėdime lauke, irgi termosas puikiai tinka. Galime dar truputį lytėjimų patyrinėti savo saugią vietą.
Jeigu sėdintoje vietoje ištiesčiau ranką, ką galėčiau paliesti? Galbūt tą švelnų pledą, gal katiną galėčiau paglostyti, o gal jeigu sėdžiu lauke, galėčiau paglostyti žolę. Taigi, besėdėdami tame kampelyje, kurį pasirinkome, dar kartą apsidairykim po savo saugią vietą, apsidairykim, apsižiūrėkim, kaip jinai atrodo, ne, taip lyg tai įsisąmonink visus jos elementus, įsirašykim į savo vaizduotę, į savo atmintį. Ar pabūkite joje keletą akimirkų. Pajauskite, koks jausmas kyla joje bebūnant. Dabar sugalvokite kokį nors žodžių junginį, kuris jums padėtų išsikviesti šitą savo vaizdinį, sugrįžti į jį. Tai gali būti tiesiog saugi vieta. Ne? Ir kai mums reikės trupučio paramos, kažkokios vietelės, kur galime pabūti, net jeigu fiziškai mes negalime ten nukeliauti, galėsime nukeliauti vaizduotės pagalba. Ne? Saugi vieta. Dabar dar akimirką pastebėkite savo kvėpavimą. Nereikia nieko keisti, tiesiog kvėpuokite savo ritmu. Kai būsite pasiruošę, pakviesiu sugrįžti į mūsų paskaitą, į čia ir dabar, iš savo saugios vietos. Taip, tai čia yra vienas iš tokių populiariausių, turbūt labiausiai naudojamų ir žinomų metodų. Ir tikrai labai efektyvus, labai kviečiu susikurti savo saugią vietą, vaizduoti ir joje lankytis, kaip prireiks. Ne, tai vienas pavyzdys, kaip mes galim panaudoti savo vaizduotę. Ne, kitas pavyzdys, kaip galime panaudoti savo vaizduotę, ne, tai pamėginsime nusikelti į sodą. Na, tai, atliksime tris pratimus, ne, šitą ir dar vieną. Tai būsite tikrai jau atsipalaidavę po šios paskaitos. Tai vėl, ar ne, pakviesiu į kitą patirtį. Vėl patogiai atsisėdame. Jeigu turime galimybę, galime atsigulti ir užsimerkti, kadangi mūsų vaizduotė geriausiai veikia, kai esame užsimerkę. Tai taip geriausiai galėsim išsikviesti vaizdinį. Taip, pastebėkite savo kvėpavimą. Galite padaryti keletą gilesnių įkvėpimų ir iškvėpimų. Ir toliau pakviesiu jūs įsivaizduoti labai gražią saulėtą vasaros dieną. Įsivaizduokite, einate lėtai
tokiu keliuku, siauru keliuku, na, tokiu, koks jums iškyla, toks, kokiu jums patiktų eiti. Jums labai malonu juo eiti, labai graži saulėta diena, jaučiatės tokį džiugumą, atsipalaidavimą, lengvumą. Jaučiate, kaip saulės spinduliai glosto jūsų odą, na, aplinkui žydi gėlės, čiulba paukščiai, labai gražu. Ir taip beeidami, netrukus ateinate prie vartų. Ne, vartai. Vartai tokie labai, labai dailūs vartai, tokiais išraitimais. Na, tikrai labai gražūs vartai. Na, apžiūrėkite, kokius motyvus galite matyti ant tų vartų. Galbūt tai kažkokie augalų motyvai, gyvūnų motyvai. Gal tie vartai paauksuoti. Įsivaizduokit, kaip tie vartai atrodo. Labai puošnus. Na ir prie tų vartų suprantate, kad, na, pateksite per vartus į kažkokią labai, labai gražią vietą. Na, ir taip įžengėte į sodą. Galime tą sodą įsivaizduoti ir kaip savo vidinį sodą. Ne? Galime pasirinkti, kuris vaizdinys mums priimtinesnis. Tai jūsų vidinis sodas pripildytas jūsų mėgstamų dalykų. Na, vėl dairomės. Galime tame sode rasti viską, kas jums suteikia džiaugsmą. Medžiai, gėlės, gyvūnai, paukščiai, vandens telkinys. Ne, viskas, ko tik tai galėtumėt norėti iš sodo. Viską ten galite rasti. Na, galima rasti ir kažkokių visai netikėtų dalykų ten. Ne, gal kažkokių gyvūnų, kurių nesitikėtumėm sutikti sode. Na, bet tai yra visiškai vaizduotės sodas, jame galime aptikti viską. Skamba jūsų mėgstama muzika galbūt. Kiti garsai, kurie jums patinka. Ne, apsidairykite po tą gražų sodą, ne, ir gerai įsižiūrėkite. Pastebėkite visas formas, spalvas, kokie skirtingi augalai, gyvūnų raštai. Kaip viskas atrodo aplinkui. Gerai apsidairykite. Nepamirškite pakelti galvos ir į dangų. O kaip viršuje ten atrodo? Koks oras šiuo metu? Ar yra giedra? Ar galime pamatyti vieną kitą debesėlį? Gerai apsidairykite aplinkui, įsivardinkit savo viską, ką matote. Na, gali būti, kad yra augalų, kurių net nesate matę, nesate apie juos girdėję. Gal jie visai fantastiniai. Bet šiame sode jums labai gera ir ramu. Viskas aplinkui labai dera. Jaučiate harmoniją.
pradedate atidžiau tyrinėti savo sodą lytėjimo pagalba. Na, galbūt kai kurie objektai, ne, kai kurie augalai labai švelnūs, gal kai kurie turi šiurkštų paviršių. O kokios temperatūros tie paviršiai, ne? Šalti, šilti, galime prisiliesti prie medžio. Patyrinėkim. Tačiau viską darom su tokiu labai ramumu, smalsumu. Tyrinėjom savo sodą. Na, o koks oras mūsų sode? Ar šilta? O gal truputį vėsu? Gal jaučia tokį lengvą, malonų vėjelį? O gal pučia toks stipresnis, gaivesnis vėjas? Galbūt nėra jokio vėjo. Gal pastebit, kaip linguoja medžiai nuo vėjo, kiti augalai? Gal yra kažkokių dar objektų jūsų sode, fontanas? Galbūt dar kažkoks pastatas? Pamėginkim įsivaizduoti, ką galėtumėm išgirsti savo sode. Svarbiausiai, kad tie garsai yra mus maloniai nuteikiantys. O gal nėra jokio garso? Yra visiškai tylu ir galime ramiai, labai taip atpalaiduojančiai pabūti toje tyloje. Galbūt kai kurie garsai tokie visai švelnūs, kurie garsesni. Tai akimirką dar pabūkite su tais garsais, ką galime išgirsti savo sode. Toliau pakviesiu jūs pastebėti kvapus, ne, savo sode. Kas tai galėtų būti? Galbūt jaučiame gėlių kvapą, gal medžių kvapą. O gal kažkokį visai nepažįstamą, malonų, tokį jaukiai nuteikiantį kvapą. Labai malonus ir raminantį. Pastebėkit, pamėginkite įsisąmoninti, kokius kvapus jaučiate. Dabar dar šiek tiek pabūkite. Savo sode pasimėgaukite, dar kartą pastebėkite, išgirskite, palieskite, tiesiog pabūkite akimirką savo sode taip, kaip norisi jame pabūti. Dar šiek tiek pabuvę, nusprendžiate grįžti, neskubant keliaujate iki gražiųjų vartų. Pabuvę sode jaučiatės pailsėję ir atsipalaidavę. Šis geras jausmas išliks su jumis visą likusią dieną.
pastumėte vartus ir neskubant keliaujate takeliu atgal. Beeidami prisiminkite, kad galite grįžti į sodą tuomet, kai norite. Apsilankykite sode tada, kai norite atsipalaiduoti, tirti malonius jausmus. Galime irgi susigalvoti savo raktinius žodžius, pavyzdžiui, mano sodas, ne, ką prisiminę galėtumėm sugrįžti. Gal galime kažkur ir užsirašyti savo, ar ne, saugi vieta, mano sodas. Ir tuomet pakviesiu sugrįžti toliau į mūsų pratimą. Mūsų paskaitą tiksliau, iš pratimo. Tai čia matėte, girdėjote dar vieną tokios vizualizacijos pavyzdį, ko dar nepaminėjau vieno dalyko apie šios pratimus, tai gali būti, kad atliekant šios pratimus kažkuriuo metu pastebėsite, kad mintys nuklydo, kad aš nebesu savo saugioje vietoje arba savo sode. Taip gali būti. Ir mūsų tikslas nėra neturėti minčių, mūsų tikslas yra pastebėti. Jeigu mintis nuklydo, aš ją pastebiu, ar ne, ir grąžinu save toliau prie to, ką dariau. Pastebiu, kad atliekant vizualizaciją jau planuoju, ką darysiu pietums, padėkoju savo, ačiū, kad pastebėjai, grįžtu prie pratimo. Ne, tai ryšium su tuo, ką pasakiau. Toliau atliksime minčių stebėjimą. Tai kaip ir minėjau, toks tikrai prie dėmesingumo, prie mindfulness pratimų dažnai aptinkamas pratimas, visokių jo variacijų yra. Tai šio pratimo tikslas bus stebėti ir kylančias mintis. Tuo tarpu anuose pratimuose labiau toks susitelkimas buvo į aplinką. Čia stebėsime savo mintis vizualizacijos pagalba. Ne, tai paskutinį kartą per šią paskaitą pakviesiu užsimerkti, patogiai atsisėsti. Čia atsigulti gal jau nelabai tinka, geriau tokia budri pozicija atsisėdus, patiesinus nugarą šiek tiek. Ne, tai pakviesiu jūs, minėjau, užsimerkti, aktyvuojam vaizduotę, įsivaizduokite. Dar pirmą, gal vertinga būtų pastebėti kvėpavimą prieš pradedant, kur jaučiam kvėpavimą. Porą kartų galime šiek tiek pilniau įkvėpti ir iškvėpti. Ir toliau kviečiu jūs įsivaizduoti, kad einate tokia pieva lauku maloniai vėsų rudens rytą. Aplink medžiai pageltusiais lapais. Vietomis lapai maloniai čeža jums po kojomis. Galite įsivaizduoti lauką, kuriame esate buvę, bet galbūt iškyla tiesiog kažkoks nematytas laukas, fantastinis laukas. Einate tuo lauku, dairotės, grožitės medžiais, kol prieinate upę. Pasiklausote šiek tiek upės čiurlenimo ir susirandate vietą, kur norisi atsisėsti. Galite pastiesti pledą, kurį atsinešėte, striukę, galbūt yra suoliukas. Taip patogiai įsitaisote ir apsižvalgote. Ką matot aplink save? Iš jūsų sėdėjimo vietos labai gerai matosi upė. Ir virš upės pasvirusi viena didelio klevo šaka.
Nuo tos šakos krenta lapai ir plaukia tolyn upe. Toliau kviesiu jūs pastebėti savo mintis. Visas mintis, kurios kyla. Kai pastebit mintį, užrašykite ją ant lapo, ne, ir stebėkite, kaip ta mintis nuplaukia. Pirma, dar matote tą mintį, matote iki upės vingio, kur mintis dingsta, jinai nuplaukia. Gali būti mintis, kad nėra minčių. Šitą mintį irgi galite užrašyti, dedu ant lapo ir plukdau už vingio. Stebiu, o paskui nebematau. Gali būti, kad kyla ne mintis, o kažkoks vaizdinys. Galime tą vaizdinį irgi uždėti ant lapo ir stebėti. Tik stebėkite nuplaukiančias mintis. Nereikia kažkaip jų keisti, kažko išspręsti. Užrašau mintį, uždedu mintį ant lapo ir stebiu, kaip jinai plaukia. Dar keletą akimirkų pastebėkite, kaip nuplaukia jūsų mintis. Užrašau ir stebiu, kaip mintis nuplaukia. Kurį laiką dar ją matau, paskui ne. Nereikia tų minčių kažkaip keisti, tik stebėti. Dar užrašote ant lapo paskutinę kilusią mintį ir stebite ją nuplaukiant. Atsistojote, purtote pledą, nusibraukėte nuo kelnių, kas ten galėjo prilipti. Dar kartą apsidairote, įsisąmoninat, kokie gražūs rudeniniai medžiai. Ir patraukite tuo pačiu keliuku atgal, kuriuo ir čia atėjote. Gal galime keletą kartų šiek tiek giliau įkvėpti ir iškvėpti ir sugrįžti į paskaitą. Taip, tai tokie 3 pratimai, visi su vaizduote, tačiau visi ganėtinai skirtingi. Šita variacija ar ne su minčių stebėjimu paskutinė labai įvairiai. Galime stebėti debesis danguje, ne, kaip filmo ekrane galime stebėti kaip titrus kažkokius savo mintis. Ne, šito pratimo kokia yra nauda? Tai yra nauda, kad mes nesulimpame su savo mintimis. Ja, mes tiesiog stebime, nes kaip ir upėje, ar ne, mintis mūsų gyvenime jos ateina, bet jos ir išeina. Gali kilti daug sunkumų, kai mes pernelyg sulimpame, susikabiname su savo mintimis. Ne, tai dėl to vertinga gebėti jas tiesiog stebėti iš šalies, neįsitraukti, nes tai gali sukelti labai daug emocijų. Ne, tai taip, tai kaip ir minėjau,
šie pratimai yra skirti nusiraminti, gal vat atsitraukti kartais, kad galėtumėm kažkaip e, pažvelgti kitaip į situaciją, bet būtinai turime sugrįžti ir prie problemos sprendimo. Taip, tuojau. Aha, sugrįžtame, tai galbūt kažkokių buvo klausimų. Pradžioje nepaminėjau, galima užduoti čiato pokalbio funkcijoje. Ne, jeigu kažkas turėtų kokį vieną kitą klausimą. Ne, nes tai buvo viskas, ką norėjau šiandien jums pateikti, palikau laiko klausimams, galbūt jų yra. Mhm. Ačiū. Ačiū, man džiugu, kad kažkam buvo įdomu. Ne, tai irgi galima tokius pratimus galima įsirašyti savo kažkur irgi savo balsu ar neskaitant, galime rasti įrašų. Visai geras irgi toks priminimas kažkaip savo gal galime kažkur užsirašyti, pasižymėti, visada turim telefonus su savimi ar ne. Tai gal ten irgi galim sau priminimą, kad mes tikrai turime įrankių ir galime įtampos situacijoje sau padėti. Ne, tai gerai, dar šiek tiek laukiu, gal dar kažkam kyla kažkokių pastebėjimų. Matau, kažkas rašo, Daiva, matau, rašo. Nu, ačiū, kad atlikot. Čia tikrai reikia ir pasiryžimo, jeigu visas atlikote. Tikrai ačiū už įsitraukimą. Gerai, ar dar gal yra kažkas iškyla? Kažkokių klausimų, pastebėjimų? Tai kaip ir minėjau, įrašas bus, jeigu kažką norėsis prisiminti kažkurią praktiką, tai galėsite prieiti ir atsisukti, paklausyti ar su kažkuo pasidalinti, kam tai galėtų būti aktualu. Tai gerai, tai ačiū, man džiugu, kad penktadienio rytą prisijungia žmonių. Ne? Tikiu, kad kažkas paklausys ir įrašą ir kažkam bus naudinga. Tai tikrai smagu buvo matyti pasiryžusius žmonės, kurie nori kažką sužinoti. Tau dar viena žinutė tikriausiai bus. Gražios dienos. Ačiū jums taip pat gražios dienos ir sekite toliau Antakalnio poliklinikos paskaitas, jų dar bus šį sezoną. Tai gražios visiems dienos ir gero penktadienio.